Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Šiaurės Lietuvos kolegijos žinias. Rugsėjo 22 dieną kavinėje kolegos studentų atstovybės nariai suorganizavo studentams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams tautų vakarą. Kokiai tautai bus atstovaujama, paaiškėjo burtų keliu. Komandos turėjo pristatyti savo šalies kultūrą, papročius, tradicinius patiekalus, dainas, šokius ar žaidimus. Kadangi šventėje dalyvavo daugiausiai pirmakursių, tai buvo dar viena proga geriau vieni kitus pažinti. Gruodžio mėnesį Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko talentų vakaras. Jame savo gabumus demonstravo ne tik kolegijos studentai, bet ir kitų miesto aukštųjų bei vidurinių mokyklų talentai. Keletas akimirkų iš renginio. Renginį vedė Šiaurės Lietuvos kolegijos pirmakursiai. Kolegijos studentai grojo saksofonu, akordeonu, dėstytoja pasitelkusi pagalbon studentes pristatė savo mezginių kolekciją. Šiaulių kolegijos pora šoko Lotynų Amerikos šokį, o Šiaulių universiteto estrados specialybės trečiakursis stebino visus magiškais stebuklais. Labą dieną! Pristatysiu Jums šių metų Šiaurės Lietuvos kolegijos kultūrinį gyvenimą. Šiais metais kolegijoje įsikūrė kino klubas. Apie tai plačiau sužinosite interviu su klubo įkūrėju Jurgiu Dėliu. Labą dieną! Norėčiau Jūsų paklausti, kaip kilo mintis įkurti Lietuvos Šiaurės kolegijoje kino klubą? Pirmiausia, dėl kelių priežasčių paprastų. Pirmas dalykas, tai ta iniciatyva buvo palaikyta pačios kolegijos, pačios administracijos kolegijos, pačių studentų lūkesčiai yra tenkinami per šitą klubą. Tai pirmiausia yra rodomas geras kinas. Geras kartoja kinas, noriu pabrėžti. Ne bet koks, ne popsas, o ir elitinis kinas, ir klasika, ir autorinis kinas, ir etnografinis kinas. Kitas dalykas, po to kino peržiūros visada vyksta diskusijos, kuris įjungia ne tik kolegijos bendruomenę, bet ir dalis miesto bendruomenės, yra keičiamasi nuomonėmis, diskutuojama, aiškinama, tai tokiu būdu yra plečiamas ir ugdomas žmogus, kad jis nebūtų kažkoks šabloniškas, vienmatis žmogus, išmoktų diskutuoti, išmoktų stebėti, o kinas yra vizualinio mąstymo forma, kuri moko stebėti ir pastebėti. Taip pat mūsų kolegijoje vyksta meno parodų galerijos. Apie tai apžvelkime reportaže. Jau trečius metus iš eilės kolegijoje vyksta meno kūrinių ekspozicijos, kuriomis džiaugiasi ne tik kolegijos bendruomenė, bet ir kolegijos svečiai. Šių metų lapkričio mėnesį kolegijoje vyko poezijos vakaras. Savo kūrybą literatūrinėme vakare, o mano eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko, skaitė mūsų kolegijos bei Šiaulių kolegijos studentai. Pasigrožėkite vakaro akimirkomis. Spalio mėnesį Šiaurės Lietuvos kolegijos iniciatyva įvyko pirmasis Šiaulių miesto ir kolegijos teisės ir ekonomikos katedros teisės dalykų dėstytojų susirinkimas, kurio tikslas atnaujinti Lietuvos teisininkų draugijos Šiaulių skyriaus veiklą. Lietuvos teisininkų draugijos veikloje aktyviai dalyvauja ir Šiaurės Lietuvos kolegijos administracijos nariai bei dėstytojai. 2009 metais spalio 10 dieną Šiaurės Lietuvos kolegijoje veiklą pradėjo stalo žaidimų klubas Daiskartas. Laukiami visi ir patyrę žaidėjai, ir tie, kurie dar nėra bandę žaisti stalo žaidimų. Klubo nariai renkasi sekmadieniais 14 val. Ir antradieniais 19 val. Po pusmetį trukusių studijų pagal Erasmus programą Philips College Kipre sėkmingai išlaikė egzaminus, sugrįžo du mūsų kolegijos studentai – Mantas Leliukas ir Kęstutis Mačiūnas. Sveiki visi sporto aistruoliai. Rugsėjo mėnesį kolegijos studentai ir darbuotojai jėgas išbandė sportinėje išvykoje prie Juodlės ežero.
Renginys buvo skirtas kolegijos pirmakursiams, tad jų dalyvavo daugiausiai. 7 komandų nariai stengiasi pademonstruoti išradingumą bei fizinę jėgą. Šventį skonį suteikė ant laužo keptos dešrelės, o įvairovės studentų atstovybės narių surengtos pirmakursių krikštynos. Šiais metais kolegijos bendruomeniai pristatyta Šiaurės Lietuvos kolegijos krepšinio komanda. Treneris Rokas Urbonas. Direktorius daktaras Mykolas Dromantas įteikė komandos nariams aprangą ir palinkėjo kuo daugiau pergalių ir kuo mažiau traumų. Po reguliaraus sezono mūsų komanda užėmė garbingą 15 vietą, kuri garantavo vietą atkrintamosiose varžybose. Po tokių spalvingų metų linkime dar daugiau džiugių akimirkų, įspūdingų renginių, laimėjimų bei šypsenų.